Sveiki, šiandien 2021 metų birželio 5 diena. Esame Auksinio Elnio dvare, dvaro teritorijoje tiksliau. Va, yra visokių skulptūrų, va, imituoja šernas, ten medžiotojas su šuniu. Jie visi iš tokių metalo tokių atliekų. Kaip dantračiai visokie, guoliai. Va, padaryti. Ten buvom prie Auksinio briedžio. O taip nubėgsiu pažiūrėti. Čia prie Soliuko, ten žvejys yra. Amžinasis žvejoja. Tie visi tokie aprūdyje. Bet nepagalvoju iškart nufilmuoti. Teritorija graži iš tikrųjų yra. Sutvarkyta. Ten kabinė. Yra dar motociklų muziejus, eisim pažiūrėti. Visokių statulos. Va, ten Auksinis briedis. A, toliau nebeisiu. Va, koksai jisai. Didelis toksai, nusifotkinam. Nu, įdomiai tik. Visai padaryti prieėjimai. Na, jau, ne šios dienos. Bet teritorija prižiūrima, važiavo traktoriukas, pjovė žolę. Tai dirba žmonės. Šiandien šeštadienis. Yra šilta, yra vasara. Buvom Sprūdės piliakalnį. Po to važiuojant link čia Auksinio Elnio dvaro, pakely link Luokės, Šatrijos kalnas. Nu, kaip be jo. Gavom lipt. Va, čia yra meškeriotojas. Irgi toks metalinis visas. Yra ir žuvės, va ten matau. Va ten pliaukštelė. Toks tiltukas. Va, toks jau pagyvenęs marikokai, sakyčiau. Viskai, ne taip biškai nejauko, man daras. A, ir žuvyčių. O, yra šeriukų. Šeriukai. O, matos. Lydekų. Gal ir lydekiuks. Lydekiuks yra reikalingas, kad pavaikytų jas biškai taip. Populiacija, žinai, išlaikyti. Proporcijas. Ten, ko gero, yra kernagis tas. Tu reik nueiti ten. Jo. Nežinau, ar. Gal. Tu įsivaizduoji, kad čia duos tau jas. Jeigu duos kepsi už kokį 40 eurų. Žinai, kaip ten. Galvoju, čia bus to šnicelis, cepelinai. Dobutės. Va čia tas dvaras. Nu, iš antros pusės čia. Kaulai. Va kažkieno. Kas pametėt protezus. Valdiškai galite pasinaudoti. Va, vėl toks akmenėmis grįstas, kaip rusai sako, bruščiatka. Bruščiatka. Nu va. Tai toks kaip, nu, kaip parkas, aš nežinau. Nu va, ir šuolininkas vėl iš metalo. Metalinis. Šuolininkas su arkliu. Ten indienas, matau, yra kažkoksai. Įdomi ta teritorija tokia. Kiemas dar yra įdomus, ten statulų yra. Paskui, kai grįšiu irgi pafilmuosiu, pašnekėsiu. Tokia plaukų kažkokia virtuvė. Gėlėkės gražias vietas. Ten indienas yra, matau. Bet tai ne čia. Čia indienas kažkoksai. Čia tokia kaip vaikų. Vaikams parengta kažkas. Kur ta scena yra? Taip įsivaizduoju. YouTube'ai mačiau. Čia dar kažkas yra. Ten indienas yra. Ant arklio. Čia vaikas su beždžioniuku. Girnas. Iš girnų padaryta kažkas.
Va, kažkoks vaikas. Mergaitė čia yra. Mergaitė ar mergaitės beždžionytė. Metalinė. Nedantis ir tiek, kaip gerai matos. Siaubas. Siaubas. Jo. Mergaitė su beždžionytė. Jo. Čia pepilga koinis, ko gero. O čia krepšininkas. Va, kamuoliai padėti. Ten dėdė kernagis. Krepšinis Lietuvoj gyvas. Kas tu čia toks esi? Kalnietis. Aha. Va. Sveiki, šiandien 2021 metų, gegužės 8 diena. Esam Bistrampolio dvare. Nu, čia galinė siena ir gal taip neatrodo. Čia dabar ta vieta tokia. Čia buvo užėjęs labai baisus debesis, bet gynėm šiaip taip. Nu, toks dvaras, pasivaikščioti, toks kaip parkas yra. O oras tai ir šaltas. Iš tikrųjų, nors dabar saulytė išlindo, bet vėjas tai baisus. Gegužės 8 diena. Kas čia? Ką? Skaitos? Ne. Kūras. Parkas toks tvenkinys, sakau, kad turi būti tvenkinys. Kaip dvaras, bet tvenkinys. Eisim į tą besietką. Pažiūrėti, kas čia yra. Bistrampolio dvaras. Užtraukia debesis, nebėra saulės. Vėl užtraukia debesis, saulės nebėra. Taip gerai buvo saulutė. Dar saulė, o žiūrėk, dar biškį bando išlysti. Metam gegužės 9 diena. Mes surūtą surita. Esam Burbiškių dvare. Einam žiūrėti tulpių. Sako, čia labai gražu. Nu, va, tas namas matytas kažko per televizorių. Nu, čia. Čia ale dvaras yra. Nu, taip. Tulpių nerasta dar. Jie mane paveiksluoja. Tulpės 1 euras. Viena tulpė 1 euras. Viena tulpė 1 euras. O, čia gal grožybės prasideda. Čia ledų. Kas atsivežė? O ne, Ritos sūrė. Radviliškė. Ritos sūrė. Nu va, tulpanai. Žaltąjį tulpanai. Viesniki rastų. Nu va. Negaliu patikėti. Rita čia. Va, čia. Gerai. Dabar fotinsimės.
esam prie Ilzenbergo dvaro. Ar esi tenais į barą? Jeigu 40 eurų, kiek seniai. Kokius 12 eurų. Ar pasirinkti. Na, va, čia Ilzenbergo dvaras. Čia yra tas Ilzės ir Janio ąžuolas, kurie pasibučiavo. Priėmys ją. Paskui išėjo rekrūtus. Ir po 25 metų sugrįžti vis tiek ją surado. Jie mylėjo vienas kitą. Ir gyveno ilgai ir laimingai. Ir šiandien gyvena. Turi atsidarę kepyklėlę. Kep bulkutes. Lesi vištas. Kiaušius deda. Oho. Ava. Ava. Aš dabar tau padarysiu. Išjungi tai išjungi. Atsiimsim pinigus. Va čia yra Ilgio ežeras. Tai dabar negerai, mes pakliusim į kadrą. Iš giedrė dangos. Yra gana šiltas, sakyčiau. Išjungi fontaną, Rita nervuojasi. Turi nusifotkinti. Gal kai kuriuom valandom tai dirba. Žiūrėk, čia laikas ir kada įsijungia, matai? Reikia perklausyti laikyti metu kiekvienos valandos paskutinis 15 minučių įsijungi. 10:45, 10:45, kaip dabar. O tai va, 45, kai būtų laisvų. Tai. Veristai. Mes skaityk pataikėm. Nu, viskas aišku. Yra kelias į Meilės salą. Va čia Rita. Sinervijo. Fontaną išjungė gyvuliai. Tiek važiavom šunkeliais. Miškiem susitikom. Čia yra Stelmužės ąžuolo tiksli kopija. Jis tokio storio. Va taip ir rašo. 1:1. Stelmužės ąžuolo kamieno tiksli kopija. O čia yra Stelmužės ąžuolo vaikučiai. Va. Čia toks Stelmužės ąžuolas būtų. Didelis čia. Aišku, jis betoninis čia išlietas. Serialas Paveldėtoja, 11 dalis. Paveldėtoja Rita. Pasirodo, kad visą tą dvarą paveldėjo. Auksijos dvarą paveldėjo Rita. Tai va. Vytas numirė.
Čia yra restoranas. Ateik greičiau. Labą dieną. Šiandien 2020 metų gegužės 26 diena. Mes esame Plungėje. Plungėje Oginskio dvaro teritorijoje. Va, čia pats dvaras vieno grožio. O čia yra toksai fontanas. Fontanas beveik kaip šokantis. Labai gražiai jisai va iškyla. Statula yra. Palangos neturi tokio fontano, o Plungės turi. Čia yra Oginskio dvaras. Teritorija didelė. Šokantis fontanas. Rita. Rita. Margarita. Yra žuvyčių. Buvo žuvytė, ką tik pabėgo. Aha, plaukė. Va, fontanas puikus. Nelašiš. Oginskio dvaras dar. Palangos panašus. Varlės kvarkia. Va, aš matau ją. O, jis susiporavo, matai. Jo, žiūrėk, su kimu. O, kaip gerai. Pokšto, viskas. Labas rytas. Šiandien 2020 metų rugpjūčio 14 diena. Esame Palekio dvare. Tiksliau prie Palekio dvaro. Šiandien yra penktadienis. Aš pasiėmiau vieną išeiginę palei kolektyvinę sutartį. Tai yra laisvas. Kažkutį susiplanavom. Ir palėkėm iš pačio ryto. Dabar dar yra gana anksti, kažkur apie 10 valandą. 6 valandą atsikėlėm. Bet tai, o gulės. Vis tiek kažkaip išvažiuoju į gamtą. Vaikštai. Nu, čia dar yra ruošiama iš tikrųjų. Kažkaip per kompą, kai žiūri, liktais daugiau viskas paruošta. Tai čia toks nusileidimas yra. Tokia kaip namukas. Ištelė ten ir židinys. Čia dažnai atvažiuoja jaunavedžiai. Gražios vietos pasifotkinimui. Pasifotkinimui yra prižiūrima. Vadė irgi dirba. Ruošia takus. Čia takų nėra, va čia. Tai va, čia yra pats dvaras. Kažkas yra atstatytas. Aš suprantu, buvo sugriauta. Pačio ryto dirba žmonės. Yra baseinas, jame yra japoniškų žuvyčių. Kokių raudonų. Kokios spalvotos. O Jėzu. Žiūrėkit. Daug.
Sveiki, šiandien 2020 m. gegužės 26 diena. Esame prie Renavo dvaro. Čia keliauninkė Rita. Jo, jį mok vaikščioti, va. Jį labai mok vaikščioti, bet labai puola muselė kažkokia. Ne. Nu va, parodysim dvarą. Ne. Va čia dvaras. Nu, toksai neprastas. Čia nežinau, kas per astrolebėje. Nu, dvaras gražus atrodo. Labai tokia slėnis, upė. Nu, parkas čia vadinasi, parkas. Visas parkas. Tai va. Šiandien 2020 metų spalio 10 diena. Esame Taujienų dvare, prie dvaro, kaip čia. Taujienų dvaro parke. Yra daug žmonių, kol kas nelyja, oras toks neaukštas, visus gazdina, įėjimas pasirodo 4 eurai kainuoja. Sakė, jeigu nori į dvarą įeiti, pažiūrėti gyvenimą ponų buvusių, tai dar 2 eurus reikia susimokėti. Nu va, toks pastatas Taujienų dvaras. Aišku, jisai yra restauruotas, yra jisai. Toks nebuvo, jis buvo sugriovęs, niekam nieks nerūpėjo, niekam nieko nereikėjo. Reta tik rožės fotkint, tokias iš bankartėjusios. Eisim apžiūrėti, čia ta teritorija gana nemaža yra. Ten buvom prie karietos, ten Reta fotkinas, o tokia karieta anksčiau buvo mašina. Paskui ten tokie yra Domas ir Ieva. Tokios grupelės važiuos su tokiais mokykliniais autobusiukai. Mokytojai turbūt. Mokytojai atvažiavo. Mokytojai dienos proga čia turbūt. Mokinukai sumetė po 5 eurus. Kada benziną mokytojai galėtų išvažiuoti, pailsėti nuo jų. Nu, gerai tada. Bučkis, atia. Taujienų dvaras. Filmuok. O, jaunavedžiai šenčia jau viskas. Pamatė paskui. Pareik mano baronienę. Birutę. Baronienę. Rytutę. Bitutę. Baronienė mano. Jėzau, nu čia negali paiksuoti, o. Vestuvės. Dabar jau nieko nešės. Raužių žiedai. Kokias nori nusiskirti, aš tau šiaip kalbanu.